Laivo elektromechanikai montuoja, eksploatuoja, prižiūri ir remontuoja laivo elektros ir mechaninius įrenginius. Taip pat dirba prie variklių, generatorių, vandens, oro, kuro tiekimo sistemų, atlieka bendruosius transporto mechanikos darbus. Laivo elektromechanikai gali įsidarbinti civiliuose ir kariniuose laivuose, taip pat savo profesinės žinias pritaikyti darbui fabrikuose, statybų sektoriuje, automobilių remonto įmonėse. Esu Edvardas, man 19 metų. Domiuosi matematiką, fiziką, ekonomiką. Žaidžiu tinklinį ir krepšinį. Noriu studijuoti verslo vadybą ir dirbti nekilnojamo turto srityje. Esu Paulius, man 18 metų, patinka istorijos, geografijos ir matematikos pamokos. Laisvalaikiu sportuoju. Norėčiau studijuoti uosto logistiką ir dirbti krovinių pervežimo srityje. Esu Rūta, man 16 metų. Patinka mokytis kalbų – lietuvių, anglų, rusų, ispanų. Laisvalaikiu šoku ir važinėju motociklu. Noriu būti gide ir apkeliauti aplink pasaulį. Vyresnysis leitenantas Tadas Kaziauskas, elektromechaninės kovinės dalies vadas. Darbo stažas 6 metai, baigė Klaipėdos universitetą Jūreivystės institutą. Mes turim viską savo, tai yra savo elektrą pasigaminame, savo turime kanalizacijos sistemą, savo ventiliacijos sistemą ir be abejo eigą. Kad visą šitą užtikrinti yra gana sudėtinga struktūra. Tai yra pirmoji grandis, sakykime, karjeroj. Tai yra motoristai, kurie aptarnauja variklius, elektrikai, kurie prižiūri visą elektros ūkį, sistemininkai, kurie sistemas prižiūri. Po to eina jau inžinieriai. Čia civiliniam daugiau laivynė taip yra. Kariniam laivė struktūra šiek tiek kitokia yra. Vyriausias mechanikas esu aš, kaip ir vyro elektromechanikas esu inžinierius, vadovauju visiems mechanikam, aš turiu savo pavaldžioj 11 žmonių. Taip pat yra motoristai, kurie prižiūri pagrindinius generatorius, yra sistemininkai, kurie prižiūri hidraulinės vandens sistemos, visas oro sistemos. Ir yra elektrikai, kurie prižiūri elektros tinklus, kad ir visos lemputės, viskas prižiūri mūsiškiai. Paština individualumo nėra. Vienas atsako už tą, kitas už tą ir kai susideda komanda ir gaunas tas visas tas laivo sklandumas. Išgirdę net kažkokį užėsį, jie jau supranta, kur kas yra sugedę. Manau, čia jau tikri profesionalai. Patalpa, iš kurios aprūpinimas visas laivas jūroje elektra. Yra 3 dizeliniai generatoriai stovi. Ir pačia aplinkui matome pagalbinės sistemas. Tai yra oro kondicionierius, kuris šaldo gėlą vandenį, gėlas vanduo cirkuliuoja po laivą ir šaldo patalpas per ventiliacijos sistemą. Elektromechaninės kovinės dalies vadas pastovios darbo vietos kaip ir neturi. Aš turiu kovinį postą, tai yra energetinis gyvybingumo postas, iš kurio galiu stebėti mechanizmų kontrolę, darbą. Tačiau tai neapsiriboja vien šią vietą, kadangi reikia savo budėjimo metu, vaktos metu apeidinėti visą laivą, prižiūrėti įrangą. Esam laivo pagrindiniam energetinio gyvybingumo poste. Tai jūs pagrindė čia ir dirbate? Jo, pagrindė čia, nes čia pareina informacija apie ryšį iš tiltelio, jeigu kažkokie klausimai, mes galim pakoreguoti. Turime čia variklių valdymą pagrindinių. Tik tai, aišku, mes jo nesinaudojame. Paprastai čia yra tik avarinių būdų, mes perimam, jeigu tiltelis nesugeba valdyti dėl kažkokių tai gedimų. Manau, kad šitą specialybę turėtų rinkti žmonės, kurie domisi techniką, kurie nori kiekvieną kartą patirti vis naujų įspūdžių, to pačiu ir pakeliauti. Turi mokėti pataisyti elektros prietaisus pačiame laive, o ne sausumoje. Kartais net sunku eiti vaikščioti įsikibus tenai. O ant tų mygtukų ir smulkus vis tiek tas laivas juda. Aš konkrečiai baigiau Klaipėdos universiteto Jūreivystės institutą ir įgijau mechaniko inžinieriaus diplomą, o ir taip pat yra profesinė mokykla. Tai yra laivininkų mokykla. Baigus šią mokyklą galima išeiti kvalifikuotų, kaip sakant, jūreivių, motoristo, elektriko. Kaip matot, stovi 2 pagrindiniai eigos varikliai. Rūtai, man atrodo, patiko, gal ją irgi sudomino. Tas garsas, toks įspūdis visas, tas, kaip adrenalinas netgi sukyla, taip fainiai, nežinau. Tu visą tą transportą, viską valdai. Ir ten tų skyrių visokių, ten vienas tą funkciją atlieka, kitas kitą. Pasirodo, ne taip paprasta viskas. Būna tiesiog, kad įranga, kaip žinot, nėra nieko amžino. Dėl kažkokių gedimų gali kažkas tai nesuveikti kompresorių, sakykime, koks nors ar kas. Ir mes nebeturime laivę oro, nebegalim variklių paleidinėti. Iš kranto mes negalim pasišaukti jokios pagalbos jūroje.
ir patys turime eiti, nes kartais būna taip supa, kad net negali pavaikščioti denių, turi įsikibęs vaikščioti. Nuo to priklausyti gali visos įgulos gyvybės, kadangi jeigu mes nesugebėsim užtikrinti laivo eigos ir laivas nebevaldomas, gali šonu į bangą ir laivas gali apsiversti savo. Grinoje jūroje išbūti 1 mėnesį ar daugiau yra labai sunku. Atsakingesnis toksai, kažkaip daugiau to, kaip adrenalino gaunitų. Tai yra vis dėlto inžinerinis išsilavinimas ir aukštas išsilavinimas. Inžinieriai yra visur reikalingi tiek civiliniam, tiek dabar šiuo metu yra labai didelis trūkumas mechanikų, inžinierių civilinėme laivyne. Perspektyvos didelės, tiek krante specialistų labai trūksta šitose gamyklose, tiek laivų statybos sektoriuose. Lietuvos inžinierius, mechanikus, jūrininkus labai vertina, kaip sakyti, pasauliniai rinkoje dėl jų kvalifikacijos aukštos. Vėl atlyginimas palyginus su vakarų europiečiais vis dėlto mūsų nėra toks vienodas. Ir geros anglų kalbos žinios šiai būna. Ir žmonės nebijo darbo. Tokia specialybė tikrai bus perspektyvi, nes kiekvienas laivas turi turėti savo atskirą elektromechaniką. Jie kaip daktarai, tik jie taiso laivus. Nėra tas darbas toks nuobodus, vis tiek veiksmo kažkiek yra. O aš kai nemėgstu žmogus vietoj sėdėti, tai kažkaip įdomu būtų visai. Tiek darbui, tiek tarnybai potencialo daug, tik tai reikia išreikšti norą.